C, arba jeigu aplamai trūksta vitamino C, tai nieks nevyksta ir imunitetas eina žemyn, krenta ir kraujagyslių pralaidumas padidėja ir prasideda visokios oksidacijos ir taip toliau. Viską daug labai žinot, kadangi ir medikų yra toj kompanijoje, daug pasakoja ir pradėjus domėtis ir pajutus pirmą naudą, nors širdis sakė, nepasakok, niekam nepasakok, nereikia čia pasakot, eisi čia dabar didžiuotis, kad naudoji kažkokias tabletės. Aišku, neiškentėjau, ir prijungiau draugę Lieną. Aišku, jinai klausėsi, iš pradžių klausėsi, paskui nieko tu man daug, kad nepasakoji, nereikia čia. Prikalbinau prisijungti. Paskui sesę įjungiau, sakė, tu mane pati gali priregistruoti, kai jau tau reikės labai, sakė, gali priregistruoti. Tai va, taip gavosi tokia maža komandėlė, pradėjom dirbti po biškį, tas darbas nebuvo ir dabar jisai nėra taip, kad šūksniais į priekį, bet kaip sako, šalikelė, palengva judam, bandom šviesti žmonės, daugiau tų komandos narių yra sau užsisakančių, yra besisveikatinančių ir savo artimai aplinkai pasiūlančių, bet kažkaip galbūt ir mano iniciatyvos trūksta, kad tiesiog tas karavanas neįsibėgėja daugiau ir biškelį darbas trukdo. Aišku, reikia vakarėlius organizuoti, reikia kviesti žmonės ir pasakoti labiau ir su didesniu užsidegimu. Tiek žinau, kad mano užsidegimas viduj yra toks labai didelis, aš šventai tikiu ir dabar jau tiesiog žmogui atėjus ir pasakius, kad jam lūžinėja dantis, krenta plombos ir dantenos kraujuoja ir aš iš karto, kalcis, magnezija, vitaminas C, flavonoidai, gydau Neolife produktais. Jokių būdų, nes negalvoju, kad jam reikia antibiotikų, vitamino C, ten dantų pastos kokios. Viskas, jau smegenys yra perorientuoti į tą kitą vaistinėlę, į sveikatinėlę. Ne į vaistinėlę, o į sveikatinėlę. Deja, realybė yra kitokia ir žmonėm labai sunku dar suvokti, kaip gali kalcio magnio trūkti. Kai nulūžta iš eilės 3 dantis ir ateina šiandien mūsų kolegė mano viršui ten. Atėjo, sako, 3 dantis nulūžo. Sakau, 2 kaulų operacijos ir dar kažkokia plaučių infekcija. Ar reikia paaiškinimo, ko jai pritrūko? Sakau, o pačiai nekilo mintis, kad išseko organizmas ir, aš naudoju, ten daktarė prisakė, vienu žodžiu, vaistiniai, prisipirkus esu visą kampą esu prisipirkus. Ko prisipirkus? Visokių pilnas kampas ir dėžučių, bet nežinau, ar aš ten sako, ką nors, matyt, man nieks nepadeda. Sakau, matyt, ieškosim, kas padeda. Jau pirmadienį ieškosim, kas padeda. Tai va, tai ką norėjau pasakyti, mano istorija, ko aš nesupratau net, kas man padėjo ir kaip išsigydžiau savo rankų ligą.